Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien vėl pagaliau naujas video. Tai sakau pagaliau dėl to, kad praėjo 2 savaitės po paskutinio įkelto video. Kas mane labiau stebi, tai žinot, kad buvau truputį apsirgęs. Dabar jau viskas tvarkoj, balsas pasitaisė ir galime grįžti vėl į apžvalgas. O šiandien tikrai turiu labai įdomų video. Parodysiu, kaip įsigyti amerikietiškus fondus visiškai legaliai, be jokių ten, tarkim, kaip reikalavimas turėti profesionalaus investuotojo statusą, arba, tarkim, tokius dalykus, kaip bandyti, tarkim, įsigyti kai kuriuos fondus per opcionus. Bet, kaip žinom, opcionus reikia pirkti po 100 akcijų vienu metu, tai gaunasi labai brangu ir ne visi tą gali padaryti, plus ne visus amerikietiškus fondus galima įsigyti su opcionais irgi. Tai va, tai parodysiu visiškai legalų būdą, kadangi atsirado amerikiečių brokeris, kuris pagaliau įsileidžia ir tam tikras Europos šalis pas save kaip klientus, ir mes patenkame į lietuvį į tą sąrašą, į tų šalių, kurie galime visiškai legaliai naudotis šituo amerikietišku brokeriu. Tai šiandien jį pristatysiu, parodysiu, kaip viską daryti, kaip nusipirkti, kaip parduoti, visus basic dalykus, pakalbėsiu apie pliusus, apie minusus, naudojuosi dabar juo maždaug 3 savaitę ir pagaliau atėjo metas jums viską pristatyti. Kaip sakant, pats Passive Income fanas patikrina, ar viskas tvarkoj, ar galima, kaip sakant, rodyti ir kanalo sekėjams. Nerodau bereikalingų produktų, o stengiuosi parodyti tai, kas yra, manau, svarbiausia ir pigiausia, efektyviausia paprastam investuotojui. Tai va, tai tokia būtų įžanga iš šiandienos video. Be abejo, paprašysiu visų prieš pradedant, kad paspauskit patinka mygtuką, jeigu patinka toks turinys, patinka mano kūrimi video, mano portfelio apžvalgos. Prisidėkit prie kanalo augimo, kadangi kanalas nėra didelis, tai jeigu žiūrit kartos nuo karto video, užprenumeruokit kanalą, pasidalinkit su draugais, parašykit komentarą taip pat po video. Tai padės algoritmui iškelti video ir pamatyti daugiau žmonių. To pasekoja, kaip sakant, augsim kaip bendruomenė ir man bus didesnė motyvacija toliau kurti ir dalintis su jumis nemokamai visų savo turiniu. Tai va, ačiū jums už tai. O dabar tada, kaip ir minėjau, nieko nelaukiam ir tada pristatau šiandienos brokerį. Kaip matote, kompiuterį yra instaliuota versija kompiuterį, tai Tasty Trader brokeris. Dabar aplamai, kas tai per brokeris? Tai pirmiausia, jis yra orientuotas į tradinimą ir į opcionų prekybą. Todėl jis yra gan, kaip sakant, advanced lygio ir gan sunku jo naudotis. Ką turiu omeny sunku naudotis, tai tarkim, kas turit Interactive Brokers, tai patikėkit, šitas brokeris yra gėlytės palyginus prie šito naudojimo Tasty Trader brokerio. Bet neįsigaskit, nes dauguma žmonių pamatė tos dalykus, kad sunku gal naudotis, nesusigaudo viduj brokeryje, tiesiog meta šitą reikalą ir nesinaudoja jo suteikiamais privalumais, o kaip žinom, privalumai yra visa Amerikos rinka visiškai legaliai. Tai va šitas minusas, kad pats naudojamas brokerių yra nelengvas, mums atvėrė galimybę mums lietuviams ir kitų Europos šalių gyventojams užsiregistruoti ir būti klientai šito amerikietiško brokerio. Kodėl taip sakau, nes pats domėjausi gan nemažai forumuose, tarp Amerikos investuotojų, žiūrėjau, kas tai per brokeris ir išvada susidariau tokia, kad tiesiog Amerikoje yra labai didžiulė konkurencija tarp brokerių ir šitas brokeris, kaip ir minėjau, yra orientuotas labiau į tradinimą, į opcionų prekybą, bet aišku, galima jį naudotis kaip ir long pozicijom, pirkti tas pavienės akcijas, pavienės ETF-us ir laikyti ilgam, bet pagrindė amerikiečiai jį naudoja tradinimui ir opcionams, bet kadangi jis nėra gan lengvas naudoti, dauguma amerikiečių renkasi kitus lengvesnius brokerius, o to pasekoja tiesiog brokeris, norintis pritraukti daugiau klientų, pradėjo plėstis ir taip pradėjo įsileisti gan kitų šalių už Amerikos ribų klientus į savo klientų sąrašą. Tai va, tai šitas minusas mums pasidarė kaip ir pliusas ir mes dabar galim visiškai legaliai su visais amerikietiškais draudimais pirkti ir laikyti amerikietiškus fondus, amerikietiškus produktus. Įsivaizduokit, kad jeigu mūsų standartiškai Europoje yra reguliavimas, kad turim 20 000 eurų draudimą bet kuriam europiniam brokerį, tai amerikietiškam šitam brokerį, pas amerikiečių brokerius griežtai reguliuojamus yra 500 000 draudimas jūsų akcijom, jūsų fondam. Tai yra daug kartų didesnis draudimas, plus šitas brokeris yra griežtai reguliuojamas, turi visus, kaip ir minėjau, tuos išvardintus draudimus ir yra tikrai patikimas naudotis. Akcijos priklauso mums,
jeigu kyla iš karto toks klausimas, nes tikrai žinau, kad atsiras tokių įtarių žmonių, kad kažkas prisikabins, tarkim, čia prie Tasty Trader, kad čia vyšnė nupiešta, tarkim, prie pavadinimo, kažkas gal sakys, kad čia nepatikima, nes čia Amerikoje, kažkas gal suabejos, ar mūsų akcijos, ar fondai priklauso mums. Gali būti, kad po šito video mano prasidės kai kurių influencerių kitų heitas šitam brokeriui, nes tai yra vis dėlto didžiulė konkurencija, ypač Freedomui. Tai va, tai čia tiesiog mano asmeninė nuomonė, tiesiog perspėju, kad, kaip sakant, visada, kaip aš sakau, ugdykim ne tik finansinį raštingumą, bet ugdykim ir kritinį biologinį mąstymą. O dabar nieko nelaukiam, einam tiesiai tikriausiai į brokerį ir kaip matom, aš esu įsinstaliavęs kompiuterinę versiją šito brokerio, bet aš mėgstu naudotis web versiją. Kodėl dabar mėgstu naudotis web versiją? Todėl, kad jin man kažkaip pastebėjau greičiau truputį reaguoja nei programa kompiuterė, tai nežinau, parašykit komentaruose, kas išbandysit jį, kaip jums, tai man labiau patinka jungtis per web versiją šito brokerio. Ir kaip matom, esame jo pagrindiniam puslapį, spaudžiam prisijungti. Automatiškai užpildomi mano duomenys, nes esu jau susivedęs, slaptažodžiai išsaugoti. Ir kaip matom, esam dashboard'e, aišku viskas angliškai, nes tai amerikietiškas brokeris, šiandien lietuvių kalbos nerasim, bet manau šiais laikais ne problema, ypač turim vertėjus, turim dirbtinį intelektą, tai čia tikrai didelio minuso nematau tame. Ir kaip matot, sąskaita šiuo metu mano papildyta $1255, tai kažkur tai yra maždaug apie 1100 eurų. Cash pozicija yra $4.80 likę, visi kiti pinigai yra suinvestuoti. Tai vėliau parodysiu, kur suinvestuoti tie pinigai. Beje, yra ir mobili versija šito brokerio programėlė, bet ji, kiek aš bandžiau siųstis Europoje, būnant man neveikia. Telefono versiją neišeis pasinaudoti, teks naudotis per kompiuterį. Prisijungus šitą brokerį, paradiniam puslapį labai daug nieko yra naujienos, galim pažiūrėti statistiką kai kurių dalykų. Nėra labai svarbių dalykų mums. Aplamai parodysiu pačius pagrindinius dalykus, kokius reikia, kad tiesiog nusipirkti, kaip pasipildyti pinigus, nusipirkti pozicijas, kaip išsivesti pinigus ir panašiai, nes tikrai, kaip sakiau, brokeris yra sudėtingas naudojimui, bet parodysiu basic dalykus, pasibandysit patys, jei norėsit, išmoksit ir realiai galėsit puikiai investuoti į amerikietiškus fondus ir turėti visą amerikietišką prieigą. Legaliai, be jokių, kaip sakant, statusų, profesionalių investuotojų ir panašiai. Tai tada einam gal tiesiai į trading puslapį ir kaip matom, čia atsiveria pagrindinis langas. Atrodo viskas gan sudėtinga iš pradžių, bet čia mano paskutiniai pirkti tradai. Tai pirkau IMAX fondą ir MSTI. Tai čia grįšim gal vėliau, einam tada į mano gal watchlistą, stebėjimų sąrašą. Ir kaip matom, čia esu susidėjęs savo mėgstamas pozicijas. Tai jas susidėjau tiesiog testuodamas brokerį. Tai kaip matom, yra mano irgi mėgstamas AIPI ETF-as, tai galit puikiai jį pirkti, prisiregistravę prie šito brokerio, taip pat IMAX-as, YieldMax-u, į garsusis MSTI, kuris realiai vienas geriausiai performansių praeitų metų ETF-ų, tai kosminiai dividendai, toliau matom VAU, tai čia S&P, vienas populiariausių Amerikoje S&P 500 ETF-ų, tai irgi galit puikiai jį investuoti. Jeigu norit per šį brokerį SCHD, tai čia irgi vienas labai populiarus dividendinis ETF-as. Tai lygiai taip pat tai QQQ, tai svertinis nasdaqinis amerikietiškas fondas, Bito amerikietiškas ETF-as. Tai visi amerikietiški fondai, jums kaip matome, yra prieinami. Tikerį, jeigu norit, va čia susivedat kur simbolius ir susirandat kokį norit ETF ar fondą. Dar vieną iš įdomesnių pridėjau, parodysiu, tai va čia yra Bitcoino svertinis, 2 kartus išsvertintas ETF-as. Tai tarkim, Europoje nemačiau, kad būtų būtent grinai, kad būtų galima investuoti į Bitcoiną su svertu 2 kartais. Nežinau, gal yra parašyti komentaruose, aš nemačiau, o va šitą, tarkim, per amerikietišką brokerį galima prieiti prie šito fondo ir, tarkim, atėjus bear marketui investuoti į svertinį, 2 svertinį ETF-ą Bitcoino. Tai ja. Watchlistą susidėsit patys, tai tiesiog eisit į watchlistą prisiregistravę, tarkim, čia kur yra simbolį, įsivesti simbolį, ant jo paspausit ir automatiškai jums prisidės prie watchlisto jūsų fondas. Visų tų mandrių funkcijų mums nereikia,
naudotis. Jeigu norite, aišku, mokinkitės, galite žiūrėti YouTube'e amerikietiškus video, kaip naudotis šito brokeriu. Bet aš jums parodysiu, paaiškinsiu, kaip paprastai nusipirkti, dėti pinigus, parduoti, išsivesti pozicijas ir to visiškai pakanka. Tai tarkim dabar, jeigu aš noriu pirkti, tarkim, tą patį MSTI, spaudžiu ant šito fondo, atsiranda jo pavadinimas, spaudžiam prie kainos, kur yra ESK, išmetam mums tokią lentelę ir čia matom apačioje yra čartai ir yra pagrindinis mums reikalingas dalykas, tai tiesiog šitas langas, kur yra kiek pirkti, kokią kainą ir pateikti pirkimo. Tai dabar iš minusų, kas yra, ką pastebėjau, tai galima pirkti tik pilnus vienetus. Tai tarkim, matom čia iš karto 100 vienetų, tai mažiausia, ką galiu pirkti, yra 1 vienetas, nes bandžiau su kableliu pirkti pusę vieneto, neišeina, nežinau, gal neradau per tą laiką, gal jūs rasit, pakomentuosit, bet man kiek bandžiau, leido tik pilnus vienetus pirkti visų fondų. Tai toks būtų truputį iš minusų, nes šiais laikais juk dažniausiai modernus brokeriai leidžia pirkti tą dalinę akcijos dalį. Bet yra, kas įdomus dalykas, matot, mano rodomos pozicijos turiu 30,1824 akcijų ETF vienetų. Tai kodėl, tai parodysiu vėliau, nes šitas brokeris turi funkciją kaip DRIP, dividendų reinvestavimą. Tai yra labai populiarus dalykas Amerikoje, tai vėliau apie tai pakalbėsim. O kas liečia dabar užpirkimus, galime pasirinkti kainą, galime uždėti kaip ir visuose brokeriuose, limit orderius, galime uždėti market orderius, tarkim, dedam market orderį, tarkim, review and send, spaudžiam, peržiūrėti orderį, rodo, kad mūsų yra keša tik tais $5, mums reikia, kad būtų bent minimaliai 21 su trupučiu dolerių mūsų sąskaitoj. Beje, šitas brokeris leidžia naudoti ir maržą, pirkti išskolintis pinigais. Dar iki galo nebandžiau išsiaiškinti, kaip tą padaryti, bet kiek mačiau, gan labai konkurencingi procentai. Tai jau Europoje niekur negausim tokių pigių procentų kaip amerikietiškose brokeriuose. Bijau dabar sumiluoti kiek procentų, bet manau iki 10% už skolintus pinigus reikės mokėti per metus. Tai viską galite susirasti pačiam brokeriui, įkainių čarte, eisim po to, peržvelgsim pačius įkainius. Ir ką dar noriu pasakyti, tai, nes tikriausiai iškils klausimas, o kiek kainuoja visi tie treidai, pirkimai, tai praktiškai investavimas yra praktiškai nemokamas. Tai tarkim, jeigu mes turim pinigų ir norim paspausti, mums tinka visos sąlygos, spaudžiam submit ir mūsų automatiškai, kai būna atidarytos rinkos, mūsų orderis būna įvykdytas. Tai nupirkimas gan paprastas, tikrai nėra nieko sudėtingo ir kaip matom, šitos mėlynos pozicijos mano rodo watchlistą, rodo, kad aš esu long pozicijose šituose dviejose ETF-uose. Beje, dar vienas svarbus dalykas, kaip jeigu pirksit, tai pažiūrėkit, kad būtų ne options nustatyta, o shares. Nes jeigu bus options, jūs bandysit prekiauti opcionais. Tai tie tokie mano pastebėjimai keli svarbus dalykai. Dabar einam tada gal papasakosiu apie patį DRIP planą, apie dividendų reinvestavimą. Tai grįžtam tada gal į pozicijas, galim gal grįžti netgi pagrindinį puslapį. Tai parodysiu, kaip dabar nustatyti DRIP planą ir kas tai per dalykas. Einam į My Profile, einam į dividendų reinvestavimą, spaudžiam. Ir čia tiesiog paspaudžiam, aš esu, matot, jau in padaręs, opcija in, tai reiškia, esu nustatęs, kad sutinku su dividendų reinvestavimu automatiniu. Jeigu spaudžiu dabar out, tai man išjungtų šitą funkciją. Kas tai per funkcija, tai jeigu mes jungiam šitą automatinį dividendų reinvestavimą, tą DRIP vadinamą planą, mums automatiškai šitie fondai, išmokant dividendus, jie automatiškai atgal suinvestuoja mums nemokamai. Tai tarkim, jeigu mūsų tikslas yra auginti atgal reinvestuotos pinigus į tos pačius fondus, tai mums nutinka automatiškai, mums nereikia rūpintis komisiniais, nereikia patiems reinvestuoti ir nuperkama už visus pinigus. Tai nuperkama fractional shares, visų mūsų pinigai, tarkim, yra suinvestuoti optimaliai. Ir tai yra labai patogu, nereikia nieko galvoti. Ir parodysiu dabar, kaip susirasti, kiek nupirkti ir kiek sumokėta mokesčių nuo dividendų. Einam tada atgal į trading puslapį, spaudžiam į istoriją ir pasirenkam, ko norim susirasti, tai pasirenkam dividendai, pasirenkam datą, tai pasirinkim per paskutinės 14, tarkim, dienų ir mums išmeta
kokius buvom gavę dividendus ir kiek mums jų išmokėta, kiek įskaičiuota mokesčių ir kiek reinvestuota. Tai kaip matom, buvo išmokėta iš viso $4,41 dividendų už mano turimą MSTI fondą ETF ir automatiškai 66 centai išminusuota mokesčiam. Tai čia būtų 15% mokesčių išskaičiuota automatiškai, nes mūsų VBN formą užpildoma automatiškai registruojantis, mums nereikia jos pildyti papildomai, tai viskas labai patogu. Ir šitie dividendai, šitie $3,75 mums automatiškai buvo reinvestuoti gal tą patį fondą. Jeigu norit, naudokitės, jeigu norit patys individualiai pasirinkti, kur investuoti savo pinigus, gautus dividendus, išmokas, galite išjungti šitą dividendų reinvestavimo planą. Tai va, čia pasižiūrėjom apie dividendus, dabar grįžtam atgal tada į Manage puslapį. Ir dabar parodysiu tada irgi, kas dar mums aktualu, tai yra Tax Center, galime susigeneruoti mums visus mokesčius, metinius, kaip matot, yra ir viskas gražiai parodyta, viskas surūšiuota, galime gražiai parsisiųsti ir turėti pateikti mokesčiam formas kitais metais. Plus statementai siunčiami jums kiekvieną mėnesį jūsų elektroninį paštą. Tai netgi iš tikrųjų įvykdant kiekvieną pirkimą, kiekvieną tradą jums atsiunčiamas patvirtinimas jūsų elektroninį paštą, statistika. Tai galite išsisaugoti savo telefone, taip turėsite įrodymus, tarkim, jeigu nutiktų kas nors brokeriui, kažkas tai netikėto, tarkim, prapultų, tai jūs turėsite kaip įrodymą, kad jūs turite tam tikro turto tam tikram brokeriui. Tai aš darau realiai su visais brokeriais tą dalyką, tokia papildoma kaip apsauginė funkcija, aš kiekvieną mėnesį išsisaugau pateiktus statementus, kurie brokeriai pateikė, tai automatiškai ateina, o kurie nepateikė, aš pats juos išsitraukiu ir išsisaugau telefone, kompiuterį, failę, šituos statementus ir, kaip sakant, turiu ekstra saugumą. Tai va, toks būtų dar toks tipsas iš manęs jums, kas dar aktualu, ką dar, kad nepamiršiu paminėti. Registracija į brokerį yra tikrai nesunki, tikrai lengviau užsiregistruosis negu į Interactive Brokers, nebus tokio didelio klausimyno, PBN8 forma automatiškai bus užpildoma jums, nereikės jos papildomai pildyti ir atsakius tam tikrus klausimus, pateikus dokumentus, savo deklaruotos vietos, savo visus paso duomenis, būsit per keletą dienų priregistruoti. Iš tikrųjų gan paprastas registracija šitą brokerį, tikrai neprailgo, o dabar, kaip ir minėjau, eisiu parodysiu svarbiausią dalyką, tai kaip papildyti pinigus, kaip juos išsimti. Tai einam į Money, einam į Deposits. Kaip matom, turime 3 funkcijas, turim Bank Transfer, Wire Transfer ir Check Deposit, tai čia šitie 2 Amerikoje gyvenantiems žmonėms, o mums aktualu yra Wire Transfer, pasirenkam. Ir čia, kaip matom, turim instrukcijas, kokią adresą, kokios sąskaitos siųsti mums pinigus. Tai galiu duoti tokį tipsą, kad aš bent jau asmeniškai bandžiau su šitais duomenim porą kartų vestis iš Revoluto, man atmetė vis pavedimus. Tai ką aš padariau, tai išbandžiau kitą būdą, kuris man puikiai suveikė. Kaip matom, čia rašo, siunčiam Wire transakciją iš Vice'o, reikia eiti šitos nurodymus. Tai tą aš ir pabandžiau padaryti su Vice'u. Užeikim. Ir čia, kaip matom, turim instrukcijas, ką daryti, kaip siųsti iš Vice'o tą Wire depozitą. Tai čia viskas parašyta, tai čia viskas daug aiškiau, netgi pabrėžta, important dalykai. Ir čia pagal šitą pavedimo instrukciją man išvedus pinigus iš Vice'o, išsiuntus pinigai sekančią dieną atėjo į mano Teisė Trader brokerį. Tik labai svarbus dalykas, ką reikia paminėti, tai čia netgi irgi yra parašyta, kad darant pavedimą iš Vice'o būtinai reikia nusiųsti PDF failą, įrodantį, kad mes padarėm pavedimą. Tai reikia nusiųsti šituo elektroniniu paštu tiesiai jiems ir jie gavę šitą jūsų patvirtinimą, jie jums įneš pinigus ir bus tai viskas daug greičiau. Lygiai tą patį sugalvojau padaryti ir su Revolutu. Tai lygiai tas pačias instrukcijas naudojausi tom pačiom instrukcijom pavedimo ir padariau per Revoluto pavedimą ir lygiai taip pat nusiunčiau išimtą PDF failą iš Revoluto ir nusiunčiau jiems elektroninį paštą ir mano nuostabai viskas atėjo tą pačią dieną ir visiškai nemokamai, kadangi Revoluto turėjo aukštesnio lygio planą, to pasekoje man pavedimai į užsienio šalis, tokias kaip Amerika ir kitas, yra nemokami, tai man pasipildyti gaunasi šituo būdu visiškai nemokami šitą brokerį, o naudojant Vice'ą man kainavo
keletą eurų, tai tarkim siunčiant nedidelės sumas, tikrai manau neapsimoka, geriau naudotis Revolutą, jeigu turite aukštesnį planą, bus tai papildymai nemokami. Tai būtų toks tipsas iš manęs. Dabar kitas dalykas, galima papildyti taip pat ir kriptovaliutom, tai einam parodysiu kaip. Tai va, kaip matom, yra pačioje cryptocurrency transfers, spaudžiam ir čia pridedam savo piniginę, patvirtinam, kaip matom, aš esu jau pridėjęs savo bitcoino piniginę. Tai ką aš galiu padaryti, aš galiu lygiai taip pat per keletą minučių pasipildyti labai nebrangiai šitą brokerį savo bitcoinų, tarkim. Yra ir kitų valiutų palaikomų, galime įti depozit. Čia kaip matom yra nurodyta, kokios kriptovaliutos yra palaikomos. Kaip matom, jų nėra daug, yra tik 4 kriptovaliutos palaikomos, tai jas galima tiek atsiųsti, tiek išsimti pinigus. Tai kas naudojatės kriptovaliutom, galite labai puikiai įsiimti ir įsinešti pinigus į šitą brokerį. Tikrai labai patogus dalykas. Lygiai taip pat norite išsimti pinigus, galima padaryti vėlgi taip pat lygiai 3 būdais, bet kaip ir sakiau, mums aktualus yra wire transfer būdas. Tik čia yra vienas didelis minusas šito brokerio, yra 25, matom, doleriai išėmimas, bet, kaip matom, domestic wires, tai realiai, jeigu mes norim išimti už Atlanto, kaip sakant, iš Amerikos mums į Europą, kiek skaičiau jų mokesčių puslapį, kiek žiūrėjau jų įkainiuose, tai mums gali kainuoti $45. Gali būti, kad išeis ir net už $25 išsimti pinigus, atgal į Revoluto amerikietišką mano sąskaitą, bet gali būti ir $45, kas tikrai yra daug. Ir dabar sakysit, bet palauk, pasyvių pajamų fanas, tai čia visiškai neapsimoka investuoti. Tai palaukit, ką galima padaryti su jūsų, tarkim, su šita situacija. Tarkim, jeigu jūs norit pirkti amerikietiškus fondus ir gautus dividendus išsimti savo vartojimui, protingas būdas tikriausiai būtų išsiminėti tuos pinigus persivertus į kriptovaliutas, kaip rodžiau prieš tai. Tada jums pavedimai kainuos tiek, kiek kainuoja tiesiog paprasti kriptovaliutų sandorių pervedimai. O kitas variantas yra, jūs galite, tarkim, šitas pozicijas, šitos savo fondus persikelti į savo kitą brokerį. Taip, tai yra vienas iš variantų, ką galime padaryti. Tai tarkim, galime nusipirkti čia amerikietiškų fondų ir juos perkelti į Interactive Brokers. Eikim tada į transfers ir kaip matom, galima external transfers, internal transfers. Tai pasirenkame external transfers. Tai čia rodo, kad galime persversti akcijas iš kito brokerio. Tarkim, galime spausti link account. Kaip matom, yra vieni populiariausių brokerių. Čia aišku, tokio brokerio kaip Freedomas nerasim, jis nėra populiarus Amerikoje, bet kaip matom, yra Interactive Brokers. Tai ką mes galim padaryti? Persikelti savo pozicijas į Interactive Brokers, bet kaip žinom, Interactive Brokers mums neleis pildytis mūsų amerikietiškų fondų. Tai ką galime padaryti sekantį žingsnį, tai iš Interactive Brokers persikelti pozicijas į Freedomą, irgi vienas iš variantų. Dabar kiek tai kainuos, tai nežinau, kiek kainuoja perkelimas iš Interactive Brokers, tarkim, į Freedomą, bet iš šito Tasty Trader brokerio persikelti poziciją kainuoja $75. Tai nėra daug. Tai jeigu norit persikelti poziciją, teks rašyti į tą patį e-mailą supportui, tai parašęs jiems, jie tikrai maloniai bendrauja, pasakysit, kad norit persikelti poziciją, reikės sumokėti $75 ir jūsų pasirinkta pozicija bus perkelta į Interactive Brokersus. Bet dabar klausimas, ar verta tą daryti? Tai nežinau, jums spręsti patiems, papasakosiu, ką žadu daryti vėliau. Tai tarkim, tokia hipotetinė situacija gali būti tokia, kad jūs persikeliat, susimokat $75, tarkim, persikeliat vieną fondą, kažkurį mėgstamą jūsų nusipirktą čia, tada iš Interactive Brokersų persikeliat į Freedomą, Freedome viskas tvarkoja, kažkiek laiko pasinaudojat, bet kaip žinom, Freedome irgi taip pat išėmimui kainuoja, aišku, ne $25, ne $40 už transakcijas pinigų išėmimą, bet kas gali tikėtina nutikti, tai Freedomas bet kuriuo momentu gali vėl sublūdyti, kaip sakant, ir visiškai nebeleisti pildyti savo turimų amerikietiškų fondų. Ir kas tada nutinka mūsų šitoje hipotetinėje situacijoje, tai tiesiog mes esam sumokėję už pozicijos perkelimą, nebegalime jos pildytis, tada mums ją reikia arba išparduoti visiškai, arba vėl perkelti atgal į kitą brokerį, o jau iš Freedomo perkelti kainuoja nebe $75, o $150 ar $200 už vieną poziciją. Tai įsivertinkit tokius scenarijus, pagalvokit viską,
O ką aš asmeniškai darysiu, tai naudosiuosi šituo Teisė Trader brokeriu, darysiu pozicijų reinvestavimą, auginsiu tą kapitalą, o norint vėliau išsimti tuos pinigus, tos dividendus, tas išmokas, tiesiog pasikeisiu juos į kriptovaliutą ir kriptovaliutų pavidalų persivesiu savo atgal į kriptopiniginę. Toks planas, o aišku, jeigu ateityje sukaupsiu didelės distribucijas, didelius dividendus, tai tada tas jau ten 25 ar 45 dolerių nebebus didelios įtakos. Be abejo, tai turi būti didelės sumos, o iki tol, kaip sakant, naudosiu šito brokeriu ir akumuliuosiu. Tai va, būtų mano toks pamastymas, toks mano planas. Galime eiti pabandyti pasižiūrėti į įkainius, kiek viskas kainuoja. Parodysiu jums maždaug, koks yra pigus investavimas per amerikietiškus brokerius. Tai tarkim, kaip matom, akcijos, kripto, ETF-ai 0 kainuoja tiek parduodant, tiek perkant, bet Amerikoje yra normalu imti dar clearance fees, kaip matom, yra 0,0008 cento plus per share, plus regulatory fee. Tai kad suprastumėm, kokio tai pigumo yra pirkimai, pardavimai, tai reikės, tarkim, jeigu perkat 1000 vienetų poziciją, tai jūs sumokat 80 tik dolerių centų. Tai įsivaizduokit, tai tikrai labai pigu, praktiškai nemokamai investavimas. Kaip matom, čia galime matyti ir kitus reitus. Kalbėjau apie margin reitus, apie kiek kainuoja skolinti pinigai, kaip matom, 11%, jeigu portfelis yra $25,000 ir jeigu portfelis didėja, margin reitas metinis mažėja. Konkurencingi procentai palyginus su europiniais ir kaip matom, kiti mokesčiai, domestic wire $25, o foreign wire, kaip matom, mums tikriausiai $45 pinigų išėmimas. Tai vienas, sakyčiau, iš didžiausių minusų šio brokerio, bet kaip ir minėjau, yra alternatyvų išsimti arba persikelti pozicijas į kitą brokerį, arba tiesiog išsimti pinigus kriptovaliuto pagalba, arba tiesiog trečias variantas akumuliuoti ir auginti savo portfelį iki tol, kol jums nebebus reikšminga suma. Tai visiems iš tikrųjų palinkėčiau tokių dividendų ir tokių sumų portfelį ateityje, kad nebereiktų sukti galvas dėl tokių išimamų mokesčių. O mano planas, kaip ir sakiau, toliau akumuliuosiu šitam brokerį, toliau jį naudosiuos. Tuo labiau, kad viskas saugu, viskas apdrausta, viskas priklauso man. Tai va, tai čia galite paskui užeiti, pasižiūrėkit, pasianalizuokit, galite pakomentuoti, parašyti komentarą, paklausti, kas įdomu, kas neaišku, visiems atsakysiu. Dar norėjau paminėti tokį dalyką, kad nesenai paleidau Telegram nemokamą grupę, tai visi galit prisijungti, tenais bendraujam su bendraminčiais, su kanalo sekėjais, tenais galėsite užduoti platesnius klausimus. Prisijungimas visiškai nemokamai, tai Telegram grupės nuorodą esu palikęs video aprašyme. Užeikit, pasinaudokit, prisijungit, bendrausim, ten galėsim įsikelti ir nuotraukas su pavyzdžiais, jeigu kas bus neaišku. Tenais aš irgi aktyviai dalyvauju. Be abejo, galite palikti komentarus ir po šito video, tai padės ir YouTube algoritmui iškelti video labiau į viršų ir pamatyti daugiau žmonių, nes manau tikrai aktuali tema, bei tai padės kanalo augimui. Tai va, galite prisijungti prie nemokamos Telegram grupės. Esu tenai sukūręs ir mokamą Telegram grupę, tai daugiau paaiškinimų yra video aprašyme. Eikit, pasižiūrėkit. Jeigu kils klausimų, galėsit per Telegram grupę prašyti asmeniškai. Nežinau, ko dar pamiršau paminėti, tikriausiai viską apžiūrėjau, pagrindinius dalykus, pagrindinės funkcijas. Kaip ir sakiau, iš pradžių atrodo sunku, tikrai nelengva naudotis, bet pagrindinius dalykus išmokus, nusipirkti, parduoti, gautus dividendus, išsitraukti statistikas tikrai nėra sunku, o su laiku galima, tarkim, išmokti kitų funkcijų, kaip matom, yra ir backtestai šitam brokerį ir kiti dalykai, chartai, daug funkcijų, tai tikrai, kaip ir sakiau, yra sukurtas tradingui ir opcionų prekybai, bet galima eiti ir long pozicijas ir naudotis, kaip sakant, pasyviam investavimui. Beje, esu palikęs video prašyme ir nuorodą pakvietimą į šitą brokerį, tai galite pasinaudoti mano nuorodą, tai galite gauti netgi iki $250 bonusą. Be abejo, tai bus tam tikrų sąlygų, tai sąlygas užsiregistravę pasižiūrėsit, bus viskas parašyta pačiam brokerį ir jas įvykdę turit galimybę gauti $250 dar į savo sąskaitą šitam brokerį. Tai va, galite pasinaudoti, galite nesinaudoti, iš tikrųjų pasakau, kad yra tokia galimybė, aš pats pasinaudojau kolegos nuorodą ir ateityje
įnešęs didesnį sumą pasiimsiu savo priklausantį bonusą. Tai va, tai šiam video tikriausiai būtų tiek. Likit sveiki ir susitiksim kitose video.